Nekrentama niekas tenai. Nu, nelikt. Kaip gražu. Oras puikus. Pradėjau ką tik plaukti prieš kokį pusvalandį. Nors vakar rodė šitoj vietoj vėtrą ir audrą, taip ir įvardino orų prognozė audra. Bet pasirodo puikus oras, sėkmingai atvažiavom. Susipakavau, įsipučiau laivelį. 2 valandas užtrukau šiek tiek, per ilgai gal, bet neskubam. Ramiai, puikus oras, vanduo, veidrodis lygus, krantai labai gražus. Kelionė prasideda sėkmingai. Privažiavęs buvo ir pasienietis, tikrino dokumentus, kol krovėmės daiktus, nešiojamės, tikrino koordinatės, tikrino, fotografavosi mano paštą, pašto žinutės, kur buvo susirašinėjimas su Latvijos pasienio tarnyba. Nu, bet nieko nesakė, palinkėjo sėkmės ir išvažiavo. Improvisadas cantigas bastavam para as nossas brigas deixarem de ter razão. Daug sučiūba, raido aplinkui, visiška ramybė, visa groja. Labai gerai. Pertraukėlę prisėdau 14 km 800 metrų nuirklavau. Reikia biškį prasimankštinti, pasėdėti kitokioj būkliai, būsenoj. Ne tik susirietus baidariai ant kranto, visai gerai kitokiu būdu pasėdėti. Nugara geriau atsigauna, biškį keletą pratimų padarysiu. Ir dar tiek pat reikėtų šiandien nuplaukti. Galvoju, kad išplaukiau 12 valandą, greitis nėra labai didelis, maksimum 6 km per valandą, kai kur ir 5 tik tai, kur nėra srovės ir vėjas priešinis, tai neskubant palengva plauki ir tiek ir nuplauki. Tai būtų gerai dar tiek pat nuplaukti, ten panašiai už tokį atstumą nuplaukus turėtų būti visai graži laukymė tenai, graži pakrantė. Jeigu neapgauna žemėlapis ir nuotraukos žemėlapyje. Pasižiūrėsim, kaip seksis. Oras puikus, saulė už debesiukų, kur nekur pasislėpia. Debesėliai nedideli, šviesus, labai gerai. Jeigu rytoj toks oras bus, tai būtų puiku ir nuostabu. Pasijungčiau saulės panelės. Nu va, priplaukiau Kraslavo miestelį, 15 km nuo starto vietos, visai neblogai, turint omeny, kad neskubėdamas irkluoju, pučia į nugarą, kartais priešais, bet dažniau galbūt į nugarą, dar dažniau iš vis vėjo jokio nėra. Kraslavo miesto tiltas. Rytoj turėčiau pasiekti Daugpilį. Už Kraslavo ieškosiu vietos nakvyniai. Iki 6 valandos pairkluosiu ir tada ieškosiu vietos nakvyniai.
Šita sala visai smagiai gražiai atrodo. Kartais upė labai banguota ir vėjas pučia. Bangelės mažos, bet prieš vėją. O kartais štai tokia, visiškai rami. Ir jokio vėjo. Saulė kaitina, labai karšta. Sustojau, viskas. 28 km nuplaukiau. Šiandien negausiai, bet ir nesiplėšiau. Upė kol kas rami, debesų daugiau padavė. Gali būti ir, kad rytoj lietus bus, bet pažiūrėsiu. O statysiu štai čia, nėra labai patogu turbūt. Nuolydis yra, bet kažkaip tai išmiegosiu, ne problema. Va štai čia bus palapinė greičiausiai. Pas mane lyja. Labai laiku pradėjau ieškoti nakvynei vietos ir tik pastačiau palapinę ir driokselėjo laškai dideli. Vos spėjau sumesti daiktus į palapinę. Tikiuosi neprašlaps ir nepralisiu. Gal ir gerai, kad pastačiau ant nuolydžių. Apšviečiu save dabar žibintuvėliu, nes palapinė tokia su juodu pamušalu ir padaryta tokia, kad viduje būtų tamsu. Lauke dar visai šviesu yra. Dabar yra kieno minutė, pažiūrėsim. 8:30 dabar yra. Tai va. Tai dar labai šviesu, bet negaliu išlysti, nes labai lyja. Na, pirmasis vakaras. Gaminasi vakarienė. Rankų darbo krosnelė. Dega sausas spiritas, verda grikiai. Palyjo, nustojo lyti, pasigaminau vakarienę. Visai nieko. Pavalgiau, bet aplinkui šlapia, palapinė baigia nudžiūti. Šįryto gal saulė biškį pašvies, bet rytoj laukia išbandymas. Visa diena vien lietus. Žiūrėsim, kaip seksis, reiks iš karto apsirėdyti lietpalčių, iš kurio pasidariau ir sijoną ant baidarės, kad neprilytų į vidų. Žiūrėsim, kaip veikia. Palapinę pastačiau nuožulniai. Tai jaučiu, kad čiuošiu nuo čiužinio žemyn. Nėra kur kaip kitaip pastatyti nebuvo. O ir prieš lietų reikėjo skubėti. Užtat vakaras labai gražus. Kelinta čia valanda. Dabar 20:38, tai be 29 eisiu miegoti. Ir bandysiu atsikelti 5-6 ryto. Turbūt iš ryto kavos nevirsiu. Iš karto į baidarę apsirėdyti, pasiruošti lietui ir irkluoti. Prie vieno iš intakų buvau pasitroti vandenį, bet labai kažkoks mūsų dalykas. Žiūrėjau žemėlapyje, teka per kaimelius, gali būt nešvarumų. Ieškosiu mažesnio intako. Žinam.
išbandyti vandens filtrą kitoj vietoj. Vėl intaką radau mažiuką, vadinasi upeliukas Rudna. Upeliukas Rudna. Pažiūrėjau žemėlapį, išteka iš kažkokio ežero ir kaip ir nepažymėti jokie kaimeliai jo kelyje. Tai tikėtina, kad visai turėtų būti pakankamai švarus, o filtras išfiltruos, tai visai turėtų būti geras. Nu, išbandysiu, nepabandęs negali žinoti. Vaizdai ir miškas, uplaukiu, pakankamai toniška. Tempas labai greitas. Žiūrėsim, seksis, galbūt lietaus nėra. Saulės panelės vieną kitą išlenda. Visai neblogai. Taisiau šeiminę, sėdėjau striukę apačioj, kad aukščiau sėdėti, nes nugara pavargsta, tai dalį žemai sėdim, ties dar kartą pasidėjau. Kaimo sodybos prasidėjo, artėjau link Daugpilio, dar gabalas, bet jau kaimo sodybos randasi. Taip net smagiau, kai civilizacija prasidėjo. Vakar nakvynė miške, jokių kaimų aplinkui. Nu ir dar griaustinis, tai buvo visai neramu šiek tiek. Labai stiprus. Tai kažkiek privalėjo į baidarę. Trauktukus. Tai aš ne.
pravažiuoti, prairkluoti. Va, lietus. Tas didysis. Barė kaip su kruša. O čia tas kempingas, kur pernai nakvojau. Nesimato gyvybės, nesimato žmonių, poilsiautojų nėra. Ieškosiu telefoną, skambinsiu. Marširuoju tarp namuko ir virtuvėlės. Va ten, šitam name virtuvė yra. Dabar reikia eiti pasipurkšti nuo uodų, nes labai jau kabinėjasi. Va taip va. Įpaišiau baidarę, neišleidinėsiu oro vis tik tai ir nedėsiu į vidų. Šį čia neturėtų ant jos užlyti, jeigu lis naktį. O čia va taip atrodo pirtelė. Pirmam aukšte. Stalas apkroviau visą daiktais. Reiks apsitvarkyti šiandien, kad rytoj nereikėtų dėlio daiktų. Pirtelė. Tokia. Aišku, jos nieks nekuria. Man. Ir dušas yra. Gražiai sutvarkytas šiandien. O koksai dušas. Bet maudytis nueisiu į virtuvėlę. Virtuvėlė yra tūlikas, yra dušas, duše yra karštas vanduo tikrai, nes tas, kuris prižiūri vyriškis, lietuvišką pavardę Kalnietis, Andris, atsivežė žmoną su sūnum išsimaudyti čia, jisai netoliese gyvena. Tai va. Aš esu Latvijai, bet plevėsuoja labai gražiai Lietuvos vėliava. Labai smagu. Grįžtu į virtuvėlę. Visai nemaža virtuvė. Čia šitoj pusėje matomai yra kambarys gyvenimui. Toks didelis arba šventimui. Čia tūlikas dar didelis pastatas. Kažkokie ūkiniai pastatėliai. Tenai yra trobelės. O čia virtuvėlė. Štai kokia. Visai nemaža. Ir verda grikiai. Verda grikiai. Nu, koks pas mane draugas atėjo. Su balta uodegyte. Na štai, labas rytas. Susidėjau daiktus. Užtruko daiktams susidėti ir atsikelti, papusryčiauti. Kokias 3 valandas, reikia turėti galvoj tai. 10 išplauksiu, palieku Oziana Kempings. Geri žmonės šiandien priėmė šiltai, labai smagu buvo. Tai va, ten tolumoj baltas langas toks yra. Tai kažkada galima buvo nusifotografuoti tame lange. Nes iš anos pusės vaizdelis iš tai šitą vingį Daugavos būdavo ant kažkurio jų popierinio pinigo. Vėliavėlė plevėsuoja, daiktai sudėti. Pradedu šiandienos žygį. Na tai išplaukiau iš kempingo, Oziana Kempings. Po užpakaliuką dar vieną kemperį, dabar tai sėdžiu, tas stabilumas tai dar jau kenčia. Daiktą
kas koja buvo įsikelti. Visas žuvis, o aš nuburčiau, bet nemačiau kas toksai. Dabar per valandą nuplauksiu 3 kilometrus. Tai būtų labai racionalu. Prieš vėją plaukiu. Turėtume plaukimą. Jau vandens atsargas. Labai geležingas vanduo šitam kempinge. Čiaupo bėga. Bet išfiltravus per filtrą šitą geležingą vandenį gaunasi švarutėlis, geriamas vanduo. Tai labai gerai. Nu, šiandien visai neblogai pasisekė, atplaukiau iki Daugpilio, plauksiu per miestą, per Daugpilį, nuplaukiau per 3 valandas 17 km, visai neblogai. Iki 5 valandos turėčiau šios dienos normą pasiekti, 40 km nuplaukti, būtų labai gerai. Ir tada gal po biškį grafiką pasivysiu. Po 40 km kasdien būtų labai optimalus variantas. Pažiūrėsim, kaip seksis šiandien. Nu ką, juokinga, bet lygioje vietoje apsiverčiau. Prieš Daugpilį priverstinė stotelė. Tai gerai, kad nei vienas maišas nepasimetė. Viskas savo vietose. Dabar reikia iškrausyti iš baidarės ir viską išpilti vandenį. Šitų ryšulio gal nenuiminėsiu. Bet svarbu, kad nieks nepasimetė. Užsirengiau tai į Daugpilį įplauksiu šlapės. O čia mano buvo maišas, ant kurio sėdėjau, drabužiai. Spėju, kad jie visi šlapi bus. Nieko atsidžiovinsim. Šiandien visai gerą orą pranašauja. Va, viskas kaip ir gerai. Nedaug vandens prisėmiau, užsipyliau. Vakare žiūrėsiu, koks ten rezultatas, kas sušlapia. Nieko nepamečiau, džiūsta daiktai. Va, maikutė džiūsta. Nieko baisaus. Daiktai džiūsta, o aš turiu asmeninį pležiuką. Štai koks smėliukas. Čia visai sėkmingai apsiverčiau. Akmuo pasirodė. Pasitaikė kelyje, kurio nepastebėjau. Ir kažkaip taip apsiverčiau. Autobusai važiuoja, kažkas visuomeniniu transportu važiuoja. O aš širkuoju. Apsivertimas man visas kortas sumaišė. Tai kad nepavyks šiandien pasiekti to rezultato, todėl norėčiau. O vėjas pakyla. Neplauk prie kranto. Prie kranto yra pavojus plauks ant akmens, bet užtat netoli kranto. Dar pavojus yra. Jeigu vaikštai per dugną basas, čia pilna žvejų. Kabliukų turėtų būti nutrauktų daug ant dugno. Gali įminti kokį kabliuką. Pasibaigs tada kelionė. Jau kiek čia valandų? Jau 17:30, pusė 6. Užteks. Čia sustojau. Čia privažiavimas kažkoks yra. Už tų medžių lyg tai sodų masyvai. Bet manau, kad čia viskas bus gerai.
Kažkur va čia pasistatysiu palapinę, išmiegosiu kaip nors. Yra tolėliau mašinų išmindžiota, bet ten toliau biški. Manau, kad čia bus gerai. Šitoj vietoj. Šiandien 34 km vis tik tai nuplaukiau, tik tai 40 nepasiekiau, bet gal nieko baisaus. Gal per stebuklą rytoj pavyks atsikelti anksčiau ir tiksliau išplaukti anksčiau ne 10, o 8 kokią, tai būtų iš vis nuostabu. Tada galima būtų ir 40 plaukti, tikiuosi. Svarbu, kad oras būtų geras. Geras dugnas čia turėtų būti. Tai sėkmingai išsimaudysiu. Ir bus nusiprausta. Dar kartą vakar po dušu maudžiausi, šiandien upėje maudysiuos. Džiūsta visi daiktai. Sušlapo vis tik tai apsivertus šiek tiek ir čiužinys. Tai manau, kad išdžius ant saulės. Visa kita irgi džiūsta. Nieko strateginio nėra išskyrus čiužinį. Pompa buvo biški padriekus, bet panašu, kad viskas su ja gerai. Tai va, išsileidau šiek tiek oro iš baidarės. Išsivaliau baidarę, dabar sausa visa. Rytoj prisipūsiu ir pirmyn tolyn. O, mano šešėlis koksai ilgas. O palapinė štai, kur ten stovės kamputyje. Nu, varlės tai neduos ir čia ramybės turbūt. Dabar nustojo kurkti. Bet vakare tai bus šiandien koncertas. Kažkas paleido vakare žolės į upę. Ir jos slenka palengva veidrodiniu upės paviršiumi. Ramus vakaras, dangus giedras, upė kaip paveikslas. Prabudau tai prieš 6, bet dar po to užmigau šiek tiek, kai žadintuvas suskambėjo. Nesikėliau taip anksti, nes viskas labai šlapia aplinkui lauke buvo. Užtat upė kokia graži, tokia kaip vakar vakare eidamas miegot palikau. Lygiai. Rytas vėl skrenda. Gulbės mokina savo gulbiukus skraidyti. Na, beveik 7:30. Kelinta čia diena? 4 diena. Sekmadienis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis. 4 diena. Beveik, kiek aš čia sakiau, beveik 7:30. Palapinė visa aprasojus. Valtis taip pat. Reikia palaukti, kol išdžius. Palengva kraustausi, dėliojasi. Saulė šviečia. Beveik giedra, tai turėtų greitai išdžiūti viskas. Draugystės tiltas. O čia va matosi medžiai tokie nuskabyti, nubraukti. Tai tiek buvo Daugavos vanduo pakilęs šiais metais pavasarį. Prabėgo valanda, sustojau, neskubu, nusprendžiau neskubėti niekur. Upė graži, čia gyventojas kažkoks yra. O čia kur smėlis buvo tiek vanduo pakilęs ir aukščiau. Varlės kurkia. Visi tie krūmai mažieji, kur anoje pusėje, visi būdavo užlieti ir buvo šį pavasarį užlieti. Na, tikiuosi paskutinis vakaras šį kartą Rygos atsisakiau ir sustosiu ten, kur baigiau pernai. Nes nugara mano neatlaikys.
upė rami visiškai, visą dieną jin tokia buvo, kaip ežere irklavau, jokios srovės beveik, o štai namų idilė. Namai stovi, palapinė, džiūsta rankšluostis, baidarė ilsisi, o čia bus vakarienė. Šis kalnas, kur palapinė stovi, šį pavasarį buvo apsemtas. Dauguva buvo tiek pakilus, kad apsėmė visą šitą salą ir matosi nulenkti medžiai. Srovė lenkė visus medžius, laužė juos, o dabar va kaip žemai upė. Turiu draugelį, va, štai draugiškas. Labai draugiškas. Sustojau trumpam pailsėti, nes baisus vėjas, didelės bangos, va kaip banguoja. Čia atrodo, neatrodo ekrane, bet šoninis vėjas neša, atrodo, irkluoju praktiškai tik su dešinė ranka. Tai va. Nugi nežaisiu mano virve. Viskas pareikė. Čia prie vietinių gyventojų sustojau. Berniukas išėjo, latviukas davė vandens. Atsargai pasiėmiau, nes panašu, kad 30 km šiandien iki Livanų nenuplauksiu, teks nakvoti. Ir dar neaišku visai, kur reiks nakvoti. Bandysiu dar paplaukti. Per valandą vos 3 km nusiyriau. Tai planavau 5 mažiausiai. Nu, su tokiu vėju nepakovosi. Plauki ir žiūri, kad neapsiverstum. Keltas vis tik tai veikia, kelia žmonės. Ne automobilis, bet tik žmonės turbūt. Kažką ten latviškai šneka. Turės atplaukti iki čia, iki kelio. Nunešė srovė. Čia ne keltas, o kažkur pramagaut plaukia. Nors toks kaip keltas atrodo. Tiesiog namukas ant valties, ant plūdurų. Lyja mažas lietutis, tik pradėjo. Prognozija ir buvo, kad kažkur tai ties tuo miesteliu apie 2 valandą, bet dabar po 12, jau pusė 1 turbūt lyja šiek tiek. Bet neilgai turėtų lyti. Srovė visai nemaža. Tai per porą valandų gal tos 8-9 km ir nuplauksiu per 2,5. Na štai,
šių metų kelionė per Latviją baigėsi. Tame pačiame taške, kaip ir pernai. Valtelė ant kranto, toj pačioj vietoj, prie stiklo fabriko ir stiklo muziejaus. Muziejus štai čia už manęs. Va. Tai va, pakartojau pernykštę kelionę. Sunkumas kitoks buvo, kitokie iššūkiai. Kitais metais nuo čia tęsiu. Viešbutį užsisakiau. Šią naktį pernakvosiu, išsiaiškinsiu autobusus ir rytoj namo.